Alytaus Panemunės progimnazijoje viešėjo vaikų knygų rašytojas Tomas Dirgėla. Autorius atvyko mokyklos kvietimu susitikti su moksleiviais ir pristatyti savo kūrybą. Pasak progimnazijos direktorės, ugdymo įstaigoje nuosekliai įgyvendinama holistinio ugdymo koncepcija, didelį dėmesį skiriant mokymuisi per skaitymą ir matematiką. Todėl mokiniai čia aktyviai skatinami skaityti ir domėtis literatūra. Gerbiamoji direktorė, šiandien laukiame svečio Tomo Dirgėlos, tai vis tik sakykite, kokiu tikslu organizuojamas šis susitikimas? Tai mes nuo 2025 metų rugsėjo 1 dienos mokykloje įdiegėme holistinio ugdymo koncepciją, kurios vienas iš pagrindinių dalykų tai yra akademiškumas ir jis yra per skaitymą ir per matematiką. Taigi parengėme kartu su mokytojais tokią visą plačią skaitymo stiprinimo planą, veiklą ir dabar skatinam vaikus skaityti. Pagrindinis dalykas, kodėl mes tai darome, nes matome, kad skaitymas yra toksai didžiausias poveikis vaikų ugdymuisi, mokymuisi, rezultatams jų. Todėl bandom dabar visokiam priemonėm tą skaitymą skatinti. Skaitymas gali būti pramoga, kad skaitymas gali būti ne tik tas dalykas, kad skaityti vien dėl to, kad reikia, kad mokytoja liepia, kad namie gauti kažkokį pagyrimą. Tiesiog tas noras parodyti vaikams, kad skaitimas yra žiauriai fainas dalykas. Užaugau Palangoj, Alytuje esu jau kažkelioliktą kartą ir čia labai smagu visada būti. Rašau knygas ir kiekvieną dieną džiaugiuosi, kad yra kas tas knygas skaito. Kokius dažniausiai susitikimuose su moksleiviais jums moksleiviai pateikia klausimus? Dažniausiai tie klausimai tokie tradiciniai būna, jie labai dažnai kartojasi, kiek knygų esat parašęs, kodėl pradėjot rašyti, ar turit vaikų, ar turit katiną arba šunį, bet kartais būna tokių netikėtų klausimų, pavyzdžiui, Tomui Dirgėla, kur yra gyvenimo prasmė, arba kai kokia nors antrokė sako, Tomai Dirgėla, ar jūs galėsit būti mano vyras, kai aš užaugsiu. Tai tų klausimų nuo tokių paprastų iki labai labai netikėtų. Ar laukiate susitikimo su Panemunės progimnazijos moksleiviais? Labai. Tai ką jums reiškia skaitimas? Tiesiog įtraukiantis dalykas man. Ir kodėl tu taip, panorai turėti Dirgėlos didelę kolekciją, tai tikėtina, kad tau ir dovanų kažkas dovanoja, ir šeima? Mama pirmą kartą nupirko dvi knygas. Ir tada labai pamėgau, tai ten visas ir išpirko. Tai kiek tu jų turi kolekcijoje? 22. Oho. Ir ar dažnai skaitai? Ar kiekvieną dieną pasidaręs tokia kaip rutina? Ne, aš per dieną vieną perskaitau. Tai dabar laukiu visko naują parašysiu. Dabar autoriui galbūt ir paprašai, kad greičiau parašytų? Dar ilgesnė. Kad ilgiau ir skaityti galėtų? Ir tavęs noriu paklausti, kiek tu knygų esi perskaičiusi? Aš esu perskaičius galbūt 12, kiek atsimenu, knygų. Dirgėlos? Ja. Bet renkiesi, aišku, ir kitus autorius? Taip, renkuosi ir kitų autorių. Ar dažnai užsuki į biblioteką, kad pasiimtum naują knygą? Labai dažnai užsuku. Ar mokytoja mokykloje skatina tave skaityti? Taip. Ir kokias knygas tu renkiesi? Nevykėlio dienoraštį ir visokias kitokias dar. Kai mėgsti skaityti, ar buvę taip, kad, tarkim, iš Kalėdų senelio prašai, kad atneštų dovanų knygą? Ne. Nebuvę. Padovanoja šiaip tėvai, mokykloje didelė biblioteka? Taip. Tai kokia tavo mėgstamiausia knyga? Nevykėlio dienoraščių. Daug dalių visos labai patinka. Tai kurioje esi klasėje ir ką tau reiškia knygų skaitimas? Aš esu 2 A klasėje ir man skaitimas yra kaip atsipalaidavimas. Kiekvieną vakarą paimi knygą į rankas? Ne kiekvieną vakarą, bet dažnai skaitau. Ar esi skaičiavusi, kiek perskaitai knygų? Esu skaičiavusi, bet nelabai šiaip kartais skaičiuoju. Šiais metais mokslo 50 maždaug. Tai jau pas bibliotekininkę užsuki labai dažnai?
Bet imu ir iš kitų bibliotekų ir namie turiu dar. Ar gauni ir dovanų per gimtadienį, per Taip. kalėdas? Gal. Tai jau žino tavo artimieji šeima, kad Paulius mėgsta knygas. Na, gal galėtum atskleisti, kuri knyga yra, na, tau didžiausią įspūdį palikusi? Hario Poterio. Sakoma, kad tu net Tomo Sojerio nuotykius esi perskaitęs. Tai kada tu atrandi laiko? Visi tai telefonuose, tai kompiuteriuose, o tu? Grįžtu iš mokyklos, pasidarau pamokas, neinu į lauką arba laukia skaitau, arba mokykloje skaitau, arba po pamokų ateinu į biblioteką skaityti. Geri skaitimo įgūdžiai skatina ne tik akademinės žinias, bet ir padeda augti vaikams kaip asmenybėms. Turiu klasėje nemažai vaikų, ypač Tadas, kuris ir rekomendavo šitą kolekciją ir labai užkrėtė visus vaikus skaityti būtent Dirgėlos knygas. O šiemet knygų mugėje dar gavom ir Dirgėlos parašytų knygų vaikams ugdymo tema, tai irgi labai įtraukia tos temos. Taip, biblioteka yra tikrai aktyviai įsitraukusi į šitas visas veiklas ir tikrai jinai parūpina žaliavą, nors ir tėvai parūpina, irgi perka knygas ir dalinasi knygomis ir būna ir to visokių bibliotekoje akcijų, kur gali pasidalinti knygomis, padovanoti mokyklai knygas. Ir taip pat biblioteka turi skaitovų klubą, kur gali pradinių klasių mokiniai, kurie gerai, aktyviai skaito, gali įsitraukti į tą klubą tam, kad dalintųsi tą skaitymo džiaugsmo patirtimi. Tai čia toks kaip ir Panemunės progimnazijos, toks truputėlį kaip jau ir identitetas būtent. Taip. Mes vis tiek pagrindinis, analizuodami duomenis, žiūrėdami vis standartizuotų testų rezultatus, žiūrėjome, kur yra pagrindinės priežastys, kodėl kartais nepasiseka testas ir tokios pagrindinės priemonės, kurios galėtų sustiprinti tuos rezultatus vaikų ir ne tik tais tuos rezultatus, ir šiaip vaikų pasiruošimui gyvenimui, gimnazijoms pasiruošimui. Tai yra bazė.